Tyrimui pateiktas paketas, kuriame supakuotas pistoletas Makarov su apkaba ir 8 vienetais šovinių. Paketas prieš atidarant buvo nufotografuotas. Kad neužnešti pašalinių biologinių pėdsakų, paimsime sterilės pirštinės. Prieš tai užsidėsime veido kaukę. Paimsime biologinius pėdsakus nuo tirti pateikto pistoleto Makarov. Apžiūrėjus tirti pateiktą butelį, vizualiai matomų rankų pėdsakų neaptikta. Siekiant surasti nematomus rankų pėdsakus, objektai bus patalpinti į ciano akrilato spintą. Baigus ryškinimo procesą, tirti pateikti objektai išimami iš ciano akrilato spintos. Išryškėję rankų pėdsakai yra nukopijuojami ant daktiloskopinės plokštelės. Ant butelio išryškinti rankų pėdsakai taip pat nukopijuojami ant daktiloskopinės plokštelės. Visi šie rankų pėdsakai, kurie nukopijuoti ant daktiloskopinių plokštelių, bus siunčiami daktiloskopiniam tyrimui. Nu ką, nykštis, jau pradėjai? Analizė. Va, viskas. Va.